Sveiki, tęsiam mūsų advento kalendorių kainų reidą. Esame iki Fabijoniškėse, čia Vilniuje. Šiandien pas mus gruodžio 22 dieną. Na ir pasižiūrėkime, kokios čia yra kainos. Tai advento kalendorius KitKat Icon 208 gramai, 15 eurų be 1 cento, kilogramo kaina 72 eurai 7 centai. Toksai. Tai tikrai aukšta kaina. Toliau advento kalendorius Milka Oreo 280 gramų. Įprasta kaina 14 eurų be cento, o su iki kortelė 6,99. Toliau, čia turbūt šitas Milka advento kalendorius 96 gramai, 5,99 įprasta kaina, su kortelė 2,99. Kilogramo kaina su akcija yra 33,22 euro, o reiškia be akcijos būtų 66 eurai 56 centai. Taip, ir šitas kalendoriukas, tai būtų advento kalendorius Milka Snowman, besmegenis, 236 gramai, be akcijos 14 eurų be 1 cento, su akcija, kuri vyksta iki 24 dienos lapkričio. Tai jau neužilgo už 2 dienų baigsis, tai 6,99. Kilogramo kaina su akcija 29,62, be akcijos 59,28. Tai kilogramo kaina išties įspūdinga. Mes Rimi matėm šokoladinių plytelių kilogramo kainos, kurios ten svyruoja, sakykime, taip padaresnių šokoladų, taip nuo 10 iki 20 eurų. Tai šiai 10 minus 20, tai 40 eurų jūs permokat, grubiai čia per kilogramą, kadangi vien tik tai už dėžutę ir orą. Bet čia supraskit, kad per kilogramą bandau palyginti. Toliau advento kalendoriai. Bet tiesą sakant, jų čia aš tokių ir nematau, nes turėtų būti advento kalendorius Lenkija €29. Tai pasižiūrėsim, gal pagal barkodą pavyks išsiaiškinti. 7, tai va, šitas. Tai reiškia, va toksai kalendorius 50 gramų, €29, kilogramo kaina 25,80. Ir dar va toksai kalendoriukas. Pagal kodą žiūrim 639, tai va šitas. Tai va toksai kalendoriukas, 200 gramų, kilmės šalis Lenkija, 5 eurai be cento, kilogramo kaina 24,95 eurai. Na ir paukas tiek kalendorių, einam dar pažiūrėti, gal dar kur nors išstatyti. Na va, dar vieną vietą suradome vieną kalendoriuką Haribo, advento kalendorius Haribo, net nėra nurodyta gramų. 300 gramų, tai jo kaina čia yra 15 eurų be 1 cento, o kilogramo kaina 49,97 centai, 50 eurų. Na, apėjom visą parduotuvę iki ir daugiau iš principo neradome kalendorių, tai čia tiesiog toks pagalvojimų, reiškia, eksperimentukas. Tai vat yra kažkokie prabangus, sakykime taip, šokoladai. Pažiūrėkime, kokia kaina pas juos, reiškia, kilogramo gaunasi. Tai Ferrero Rocher White, dabar akcija 269 už 90 gramų 30 eurų.
Kai kalendoriukus mes žiūrėjom, ten buvo 50, kai kurie net dar brangesni. Taip, Finiškas Rošė Original. Nu, netgi paimkim be nuolaidos, tai 38,76 už kilogramą. Geiša kilogramo kaina 23,90. Carl Pfizeris su razinom riešutais 23,45. Ritter Sportas 100 gramų. Čia visi vienoda kaina. Tai kilogramo kaina 22,90. Tai tiesiog, jeigu taip praktiškai pagalvojus, tai realiai ten yra įdėta keli šokoladukai, gabaliukais supjaustyti į dėžutę. Tiesiog, kad tai yra atsidaro, atsiklijuoja ir panašiai, ir kaina jau užaugo, sakykime, 2-3 kartai, tai gal kai kuriais atvejais net ir daugiau. Sudėtį galit pasižiūrėti, mes ją paanalizavom mūsų apžvalgoj. Pažiūrėkit Pricer LT prekybos naujienose įdėta, tai ten netgi atskirais atvejais toks, sakykime taip, šokolado gaminys, o ne šokoladinė plytelė. Tai ką, tiek turbūt apie advento kalendorius iš IKEA. Ir važiuojam pažiūrėti, kaip atrodo kitose parduotuvėse.